Na va, nereikėjo net galvoti, kaip čia susėsim, viskas iš eilės ir susėdom. Tai sveiki visi, labai kažkaip gera čia būti ir Romuvos teatre, tokiam gražiam atnaujintam. Na, mūsų tokia šiandien diskusijos tema, taip, ambicinga. Vis dėlto apie tą palikimą ir saugojimą, tai, kas buvo sukurta. Na, o turbūt tai, ką reikia saugoti ir kas vis dėlto bus palikta, pirmiausiai turbūt reikia suprasti iš viskas, kas čia įvyko per šitus kelis metus. Ir po Tado Šarūnas atlikto tyrimo tikrai, manau, tas vaizdas susidarė, kokio tai dydžio projektas, kokios galios projektas tai buvo. Ir šiandien su manimi kartu jau turbūt pristatė, bet na, vis tiek pasakysiu, nes žaviuosi šitai žmonėm ir pažįstu daugiau mažiau visus. Tai miesto antropologė Jekaterina Lavrinec, komunikacijos strategija Ina Žurkuvienė ir Julija Reklaitė, Lietuvos kultūros instituto vadovė. Tai visi savo sričių ekspertai. Aš esu taip pat, kaip ir pristatė, žinote, fotografas, žurnalistas, tai irgi savotiškas esu tyrėjas ir be kita ko esu kaunietis, tikrai visa širdim šitam miestu atsidavęs, nors ir trumpai iš jo dabar emigravęs, bet žinote, fotografuodamas turbūt arba ieškodamas temų fotografuoti, tai dažniausiai mano akiratį atsiduria tam tikros socialinės temos, puikiai atsimenu Kauną turbūt prieš 10 metų, 15 metų, tai būnant toje nedidelėje kultūros bendruomenėje, iš tikrųjų tai buvo fantastiškas laikas, nes tai buvo labai intimus santykis su miesto ta bendruomenė, einant į renginius, į kavines, kažkas pasilinksminimo vietas, į festivalius, susitikdavai daugiau mažiau tos pačius žmonės. Tai yra toksai saugi bendruomenė, kuriai tikrai labai rūpėjo ir iki šiol labai rūpi tas miestas, iš jos, manau, kažkiek išaugo ir visa Kaunas 2022 komanda. Ir kaip fotografas ieškodamas turbūt tų jungčių su vietos bendruomenėm, su miesto pakraščiuose ir socialiai ir geografiškai atsidūrusiais žmonėm, tai pamenu, kaip tai būdavo nelengva. Na, kur rasti tą vietos bendruomenę atvykus, sakykime, į tam tikrą miesto mikrorajoną ar rajoną. Na, bažnyčia, turgus, galbūt ten kažkoks renginys miesto bibliotekoje, būdavo tos vietos, tos gijos, kur galėdavo iščiuopti bendruomenę. Na ir atsimenu 2017 metų tokį žvarbų pavasarį, kada Kaunas buvo paskelbtas kaip tapsiantis Europos kultūros sostinė ir, žinot, nuo to laiko turbūt tas miestas, mano akimis kaip miestiečio, išgyvena tam tikrą sapną ir pamenu, grįžau kažkada į savo daugiabutį ir radau ant sienos ranka užrašytą skelbimo lentoj kvietimą kaimynams susitikti prie namo, prie balkono vieno ir ten atėjo visa miesto bendruomenė, nors ir galbūt tiesiogiai nedalyvavusi senjorai, ne visi gal dalyvavo ten kiemų šventėje ar kaimynų šventėje ir kitose gal programos dalyse, bet jie jautėsi labai gerai ir žinojo, vis dėlto iki jų ta žinia atėjo, kad tai vyksta ir tai buvo fantastiškas toks turbūt išgyvenimas, kada pati bendruomenė pasidaro savo šventę, aptarinėja, užsirašinėja vieni kitų receptus atsineštus ant stalo, ten kažkas pasakoja apie mane, kaip ten vežiojo vežimėlyje ir man kaip kauniečiui tai yra gražiausi turbūt įsipildymai. Tų momentų turbūt buvo labai daug pastebėjimų ir aš atsimenu, kai turbūt prieš porą metų Lapių seniūnijoje, kur turbūt kaip kaunietis buvau pirmą kartą šios programos, seniūnijų programos dėka įkurtoj erdvėj, mums vietos žmonės rodė, kaip daryti cepelinus ir cepelinus dariau su Magnum fotografu, tai yra žymiausių pasaulio agentūros fotografų, daug užsienio kitų fotografų jaunų. Na ir pagalvojau, kad čia kažkas įvyko. Po viso to mus vietos bendruomenė vedžiojo po rajoną Lapių ir pasakojo istoriją. Pasakojo patys žmonės, 12-13 fotografų. Tai yra, manau, didžiulis poveikis ir tikrai tų tokių patirčių buvo labai daug. Bet pratęst mano šitą įžangą tokią turbūt kviesiu pirmiausiai Jekateriną. Tai yra, norėčiau paklausti, kas to socialiniu požiūriu įvyko su miestu, tavo kaip socialinės antropologės akimis. Man atrodo, Artūrai, kad tavo pasakojime, kai tu atgaminėjai tos susitikimus su
vietos bendruomenėmis pasimato, kiek svarbi miesto gyventojams yra pati vieta, kur jie gyvena ir kad jiems reikalingos, mums visiems reikalingos progos, katalizatoriai, kurie mus paskatintų suvokti, kad miesto erdvės ir mūsų rajonų erdvės, mūsų kaiminijų erdvės tai yra milžiniškas resursas, kuris nuolat mums yra prieinamas, mes visą laiką galime jo naudotis, bet mes kasdieniam savo ritme ne visada surandame progos pasinaudoti jo kartu su kitais ir kartu jį pradėti kurti su kitais žmonėmis. Tai Kaunas 2022 iniciatyvų ir programų dėka kaip tik atsirado begalė tų progų suprasti, kad erdvės tiek centrinės mieste, įvairios architektūrinės erdvės, tiek ir išskirtinę vertę turinčios, tiek tavo daugiabučių namų kiemas yra milžiniškas resursas, kuris tau atviras yra, kad tu laisvas ateiti ir kažką pradėti daryti kartu su kitais. Tai ta bendrakūrystė yra labai svarbus momentas, kalbant apie socialinį poveikį tokio tipo iniciatyvų, nes gyventojai jaučia, tiesiogiai patiria, kad jie turi galių. Mes vartojame tą savoką įgalinimas, jį jau čia nuskambėjo šiandien, tai iš tiesų tokios iniciatyvos įgalina ir čia, beje, jeigu mes paimsime ilgesnį laikotarpį ir pasižiūrėsime, kaip tas įgalinimas gali vystytis toliau, nes kalbėti tiesiog apie vienkartinius išėjimus į kiemus kaip vienkartinį įvykį būtų labai liūdna, ar ne? Mes norėtume kažkokio tęstinumo, mes tikimės, kad tas tęstinumas išvirs kitas kokybės, į naujas kokybės ir Kaunas 2022 per savo ilgą laiką ir turėjo progos parodyti, buvo puikus kaip laukas, pamatyti, kaip tos iniciatyvos vystosi ir čia buvo jau kalbėta apie tą bandymų klaidų, bandymų atmetimų, naujų bandymų kelią. Bet kai tu turi ilgesnį laiką ir bendruomenė pajunta ir gyventojai po vieną pajunta, kad štai jie turi gali keisti kažką aplinkui ir susibūrę kartu, jie jau pradeda generuoti tam tikras ilgalaikės vizijas ir jie pradeda ieškoti daugiau galimybių tas vizijas įgyvendinti, neišvengiamai įžengia gyventojai iš savo kiemų į jau miesto politikos lauką. Ir todėl kultūros procesai, jeigu mes juos stebime ilgesniam laikotarpį, sėkmingas kultūrinis procesas neišvengiamai tam tikrų metų skatina kelti politinius klausimus. Kažkokiu metu bendruomenės pradeda klausti apie jų galimybę dalyvauti tiesiogiai sprendimo priėmimo procesuose, apie tai, kokie įrankiai jiems yra prieinami, kaip jie gali realizuoti, įgyvendinti savo teisę į miestą. Ir čia aš galvoju, čia aišku ir mūsų tokios kaip visuomenės brandos ir mūsų Lietuvos demokratijos klausimas yra, kiek ir politinės institucijos yra pasirengusios išgirsti tas įgalintas bendruomenės ir kiek pasirengusios, kiek nebijo suteikti tų galių žmonėms. Nes čia toks abipusės augimas vyksta. O kitas momentas, kalbant apie tokį socialinį pokytį, socialinį klimatą, kai mes stebime ilgalaikį perspektyvoje įvairiose kaiminijose, kaip kultūros iniciatyvos keičia tą socialinį klimatą, jeigu tai yra neribiniai atvejai, tai yra ganėtinai gerai gyvenanti kaiminija arba rajonas. Ir čia labai svarbu, pakartosiu, ką kalbėjo ankstesni prelegentai, kad Kaunas 2022 iš tiesų labai svarbus tuo, kad kalba ne tik apie miestą apskritai, bet pirmiausia apie konkrečias vietas, su kuriomis mes turim emocinį ir kasdienį ryšį. Tai kai mes imame ne tos tokius palankius atvejus, bet labiau ribinius, mes labai aišku pokytį matom. Sunkiau yra fiksuoti socialinį pokytį, kai mes kalbame apie ganėtinai gerai gyvenančius žmonės. Aš tiesiog iš savo gal patirties galėčiau pailiustruoti, kai dirbau Vilniuje su kriminalizuotu rajonu, kur ilgą laiką buvo pristatomas spaudoje kaip kriminalinis rajonas. Vaikai, kurie gyveno tame rajone, dėl to, kad rajonas buvo marginalizuotas, slėpė savo mokykloje, kuriame rajone jie gyveno ir po mokyklos jie keitė savo maršrutą,
į tą rajoną, kad kiti vaikai neaptiktų, kur jie eina, kur jie gyvena, nes jie gėdėjosi savo gyvenamosios vietos. Inicijavus labai paprastas kultūrinės veiklas rajone, įtraukius vaikus, sudaroma galimybė pusės metų bėgė vaikams patirti, kad vieta, kur jie gyvena, verta dėmesio, kad čia lankosi įvairūs įdomus žmonės, kad jie patys turi galių keisti tą vietą po truputį ir jie nustoja gėdytis tos vietos. Jie prisideda prie vietos tapatumo ir prie savo savigarbos ir galiausiai atveda savo klasiokus į tą vietą parodyti, kur jie gyvena. Tai tokie ribiniai atvejai, jie yra parankesni galbūt fiksuoti socialinį pokytį, bet kiekvieną kartą, kad ir kokią vietovę mes paimtume, tas socialinis pokytis įvyksta. Ir vėlgi labai sunku taip momentaliai pamatuoti gal tą pokytį, bet jeigu mes su įtrauktų stebėjimu kažkiek laiko žiūrėsime, kaip suveikia tas savotiškas aido efektas, man atrodo, kad kaip tik kultūros sostinė vienas iš svarbiausių efektų yra tas aido efektas, kad gyventojai staiga pajunta, kad jie gali veikti savo tose viešuosiuose erdvėse ir jie gali apsijungti ir pradeda patys generuoti idėjas, gauna kontaktų su menininkais, pradeda kviesti patys tos menininkus. Tai yra patys tampa kultūros aktyviais kūrėjais ir veikėjais. Tai paprastai, jeigu mes rezervuojam keletą metų stebėsenos, mes būtinai pamatysime, kad tas aido efektas įvyks, kad gyventojai pradės tie, kurie dalyvavo prieš tai Kaunas 2022 ir kitose kultūros sostinėse, kurios buvo orientuotos į būtent tas lokalias vietas, į gyventojų grupės, kad galiausiai jie patys tampa aktyvos, ne visi, vienaip ar kitaip, dalindamėsi galbūt kažkokiais resursais. Tado Šarūno tyrime buvo kaip tik pažymėta, kad gyventojai jaučia, kad juos palaiko jų kaimynai ir kad jie patys palaiko savo kaimynus, ar ne, kad tie ryšiai būrėsi. Tai kartais tu nebūtinai turi būti aktyvus operatorius kultūros tapti, bet tu padėsi savo kaimynams, kai jie paprašys. Tiesiog elektrą gal duosi pasinaudoti, kas irgi yra svarbu. Tai gal tokius du momentus pagrindinius aš ryškinčiau. Jo, tą irgi turbūt galima lengvai pastebėti mieste, kas yra miestiečiai, turbūt kaip pakito, nežinau, mūsų mikrorajonai, rajonai. Aš esu irgi iš tokio ilgai buvusio turbūt beveidžių Kalniečių rajonų, dabar pabandykit Kalniečių rajono gyventojų pasakyti ir sumaišyti su eiguliais arba su kažkuo kitus, ne, kitos gatvės yra taip ir ant tavęs pyks ir greit pasakys, kaip čia yra kas, kur čia reikia nueiti, ką daryti. Ir žmonės kažkaip pradėjo oriau turbūt priimti savo gyvenamą vietą, ją įsipareigoti ir tas, man atrodo, yra labai svarbu. Tai tyrime nuskambėjo taip pat toks klausimas, ar tai pakeitė Lietuvą. Tai perfrazuojant jį, Julijos, norėčiau paklausti, ką Kaunas 202 programa turbūt kokį poveikį padarė nacionaliniu mastu, nacionalinės kultūros mastu, kultūros lauke. Iš tikrųjų, čia labai sunku ką nors ir pasakyti ir pridėti, kai matėm tokią analizę ir kai matom patį renginį, ir jo formatą, jo režisūrą, jo vedėjus, ir kai tu supranti, kad viskas, kas čia vyksta ir kaip yra sustatyta programa šios dienos, tai jau yra pasiekmė šito ilgo darbo. Ir kai tada Šarūnas minėjo tą metaforą apie Žalgirio areną ir krūvas sirgalių išeinančių į miestą, tai jūs įsivaizduokit, kas atsitinka Lietuvoje, kai tas 1000 kultūros veikėjų su visais tai 16 kūdikių, 17 ir visais kitais staiga užmaitina kultūros organizacijas ir patį kultūros lauką su begalinė kultūrinė patirtim, kuri dažnai yra tarptautinė kultūrinė patirtis. Tai tas, man atrodo, mes kalbam apie tą patį, tik truputį kitą mastelį. Tai yra tas pats įgalinimo momentas. Aš jį tikrai labai stipriai jaučiu, kad kažkuria prasme, galbūt mano ir didžiausia tokia vidinė kritika buvo, kad buvo kalbama, kad nebus žvaigždžių, ar ne programai, bet žvaigždžių vis dėlto buvo. Bet tos žvaigždės, kurios čia buvo atvežtos, jos visos buvo įvietintos. Ir vienas momentas buvo, kad mes galim atsivežti čia vieną, kitą ar trečią vardą ir tie vardai sako, o čia man yra atradimas ir taip toliau. Tai man atrodo, tas labai pakelia tokią savimonę ir tada žiūri, kas toliau, kas daugiau ir taip toliau. O kitas momentas, iš tikrųjų viena turėti Kentridžo kūrinių, o antra turėti Čiurlionio galerijoje Kentridžo įvietintą kūrinį.
arba aš įsivaizduoju, kad, nežinau, Kauno nacionalinio teatro, ne nacionalinio valstybinio, ar ne, teatro, nacionalinio, atsiprašau, teatro publika dabar vis tiek nenori, juk lygins būsimus pastatymus, ar ne, su, tarkim, Dorianu ar panašiai. Tiesiog tu suvoki, kad tai yra įmanoma, tai yra pasiekiama ir tada nori daugiau. Tiesiog nori daugiau, kokybiškiau, geriau. O kitas momentas, kad galbūt, kai suvoki, kad tai yra pasiekiama, nustoji save lyginti su išore. Man atrodo, kad vis tiek atsiranda tokio vidinio pasitikėjimo savim, kas yra esmė turbūt visame tame, kad tau nebereikia žiūrėti, kaip tave įvertins kažkas žiūrintis iš šalies, tu suvoki, kad čia yra gerai ir čia yra gerai gyventi, čia yra gerai kurti, kad tu turi sąlygas, kad gali turėti kokybišką kultūrinę veiklą ir ne tik kultūrinę, bet ir tą bendruomeninę čia vietoj. Tai tie tokie, man atrodo, labai svarbus du poliai ir vėlgi, tikrai mes negalim nepastebėti, kad šalia tos, nežinau, krepšinio nacionalinės komandos ir varžybų ir sirgalių egzistuoja pati komanda. Mes turim dabar olimpinę komandą kultūros vadybininkų, kurie suvaldė šitokį projektą 5 metų trukmės, ilgesnį iš tikrųjų negu 5 metų trukmės, su šitokiu biudžetu, šitokiu masteliu, šitokiu dėmesiu ir su 2 didžiausiam įmanomam krizėm, kurių nebežinai kas daugiau. Tai man atrodo toks užauginimas komandos ir aš tikrai labai lenkiu galvą už tai šiai komandai. Aš manau, kad tai yra didžiausia pridėtinė vertė ir turbūt mažiausiai matoma, galbūt tik tai profesionalų laukui matoma, tas puikus, nuostabus šalutinis poveikis, kurį norim, nenorim mes jausim labai labai ilgai, todėl kad tie žmonės toliau vers kalnus ir raus medžius arba sodins medžius. Niekur nesidės. Jie vis tiek bus jo. Aš pratęsiu irgi apie tą kultūros lauko jo pokytį, kaip ir žmonės kaip įpranta, tai aš kalbėjau su Zapyškio rajono viena gyventoja, tiesiog tiktinai sutikęs ją besiklausant koncerto prie Nemuno 7 platformos ir jinai sako, sako, aš ateinu čia, nors koncertas buvo toks, sakykime, labiau gal orientuotas į jauną žmogų, elektronikos, sunkesnės tokios, bet sako, man patinka, aš matau čia žmonės ateinančius, jaunus žmonės, aš juos klausau ir sako, tai, ką duodavo šita vieta ir atsivėrus ten, sakykime, Zapyškio bažnyčia visuomeniai per parodas, koncertus kokybiškus, sako, žinai, tos miestelio šventės dabar kažkaip, sako, mes jau su draugiam nelabai ir norim jas eiti ten, kur atvažiuoja kažkokie estrados atlikėjai. Tai ir taip pat, mes šiandien tikrai daug cituojam tyrimą, bet netgi jame ir kažkaip sakoma, gal Tadas paprieštraus, bet aš taip įskaičiau, kad net žmonės ir tiesiogiai galbūt nedalyvavę tose projekto veiklose, renginiuose atsiliepia teigiamai apie tai. Tai norėtųsi pakalbėti ir apie tą komunikacijos svarbą ir gal kažkokias netgi pamokas, kurias susijusios su miestiečių jausena. Žinai, kažkaip kaip galvoju apie šitą temą, diskusijos temą, atėjo tokia metafora, kad jeigu Kauną įsivaizduotume kaip žmogų, tai miestas įgavo ne tik fizinio, bet ir vidinio grožio. Tai miestas iš to, kuris nuolat tvarkosi, tapo miestu, kuris turi savo pasakojimą ir tą pasakojimą vysto iš tikrųjų labai grakščiai ir su pagarba tradicijai ir atsižvelgiant į visą dabartinį miesto kūną ir jame veikiančius žmonės. Tai čia iš tikrųjų paantrinsiu ir Jekaterinai, ir Julijai, ir tau, Artūrai, kad buvo labai didelis įdirbis padarytas vidiniai komunikacijoje. Vidinės komunikacijos nebuvimas neduoda rezultatų ir išorinėje komunikacijoje. Ir čia iš tikrųjų matėm per kiekvieną programą tą darbą su bendruomenėmis, su kiekvienu žmogum, akis į akį, nuo pat pradžios iki pabaigos. Ir jeigu dar labiau sukonkretinti, aš gal tokius per 3 lygmenis greitai pereičiau, tai kokį poveikį tai turėjo miestiečio kaip individo jausenai, kaip bendruomenės ir kokį tai poveikį turėjo nacionaliniu tarptautiniu mastu. Tai individualiam lygmenį, man atrodo, labai svarbus įvyko tapatinimosi pokytis. Žmonės ne tik save pradėjo suvokti kaip kauniečius arba Lietuvos gyventojus, bet ir Europos gyventojus. Jie įgavo galimybę pamatyti save iš daug platesnės perspektyvos ir pabūti daug platesnio lauko žaidėjais.
Ir tai, na, kaip ir Julija gerai pastebėjo, iš tikrųjų ir skatina ambicijas įgyvendinti didesnius projektus ir sukuria pasididžiavimo miestu labai stiprų jausmą, kas, na, turbūt, jeigu čia kalbant apie poveikį, gali įtakoti ir tam tikrus rinkimų rezultatus, ar ne, kaip pastaruoju atveju matėm, žinoma, nesąmoningai. Kalbant apie bendruomenės, tai jos pagaliau įgavo įrankius veikti ir kurti pačios. Bendruomenės tapo ne tik stebėtojais, bet ir dalyviais. Ir tie įrankiai, man atrodo, tikrai ilgalaikiai. Klausimas, aišku, tvarumo ir palaikymo, kiek tai iš įvairių suinteresuotų ir nesuinteresuotų pusių bus. Bet kalbant pilietinės visuomenės prasme, tai iš tiesų labai svarbu, nes, na, bendruomenė pajuto savo galią ir kad tas susivienyje jie gali padaryti be galo daug ir kalbant ne tik apie renginius, bet ir kažkokius tai svarbesnius pokyčius, kurie susiję su miesto kūrimu, su miesto ateities kūrimu. Na ir pereinant prie nacionalinio tarptautinio lygmens, tai man dirbant ir kultūros ir mokslo lauke, aš kažkaip pajutau, kad staiga tas geografinis atstumas, bet mentališkai sumažėjo. Tai jeigu anksčiau būdavo tarp Kauno ir kitų miestų atstumas net 1 valanda arba net 1,5 valandos, tai tapo tik tai 1 valanda, skrydžiai sumažėjo iki 2-3 valandų atstumo ir tai yra tik. Ir, na, ir tikrai Kaunas tapo ir Europos tokiu rimtu, sakyčiau, kultūros lauko žaidėjų. Tai Nu, tą visi be abejo turbūt pastebėjom. Gal Jekaterina, norėtum taip pat pridurti kažkiek apie komunikacinę pusę? Taip, dabar bandau taip susigaudyti, ką galėčiau pridurti. Man teko garbė ir džiaugsmas dalyvauti keliose programuose kaip tokiam išoriniam žmogui. Tai yra Fluxus Labas ir Šiuolaikinės seniūnijos. Ir dėl to karts nuo karto galėjau pasižiūrėti, kaip vystosi situacija viduje, tam tikrose vietose. Ir pamačiau, kad labai svarbu, kad šio periodo metu tarp aktyvių veikėjų tam tikrų seniūnijų, mano atveju tai buvo akademija Kauno rajono, kad ryšiai tampa vis stipresni tarp žmonių, nes jie tiesiog periodiškai kartu veikia dėka šiuolaikinių seniūnijų programos ir dėka kuratorės kaip katalizatorės, kurie taip sukūrė ryšius su gyventojais, kad būtų labai aišku, kad patys gyventojai turi atrasti pas save resursus, o Kaunas 2022 komanda padeda jiems ten, kur gyventojams reikia. Tai yra toks lygiavertis santykis, kas yra labai labai svarbu. Daugelį projektų, galbūt daugelį atvejų mes kartais disbalansą tokį tarsi turim. Ateina kokia nors organizacija, pradeda kažką daryti vietoje, ar ne, ir gyventojai jie būna arba labai pasyviam vaidmenį, arba net kažkokie paralelinės visiškai veiklos vyksta vienu metu. Tai pamatėm, kad labai stiprus yra struktūroje vietinė seniūno vaidmuo. Ir seniūnas jis pradeda suvokti savo seniūniją kaip tokių resursų ir akumuliuojamos patirties lauką. Ir kažkokiu momentu jis pradėjo atgaminti, kad štai mes prieš metus jau buvom padarę tą ir tą, buvom įtraukę mokyklą, tai galbūt būtų gerai vėl mokyklos vaikus įtraukti. Tai yra patys gyventojai pradėjo siūlyti ir stiprinti ryšius tarp įvairių institucijų, kurios veikia seniūnijoje arba rajone ir įvairių veikėjų. O savo ruožtų gyventojai seniūnijos, jie turėjo progos pamatyti, kad net jų profesijos, jų profesiniai laukai, kur jie veikia tiesiog kaip savo darbą turi, irgi investuoja į tą kultūrinį procesą. Pavyzdžiui, jeigu yra koks nors animatorius kaiminystėje arba rajone, tai jis mielai prisideda savo kostiumais, savo visą tą atributiką, savo žinojimu prie bendro kūrybinio proceso. Jeigu yra menininkų, kurie gyvena toje seniūnijoje, jie irgi yra įgalinti ir visi kartu jie sukuria galiausiai tą kultūrinį procesą, kuris nenutrūksta. Tai yra dabar, aš esu visiškai rami, kad seniūnijose
kad rajonuose toliau vyks tie mikroprocesai, nes žmonės jau subūrė tą tinklą. Ir labai svarbus, aišku, kuratorių kaip katalizatorių vaidmuo, nes kartais reikia išjudinti, ar ne? Ryšiai tarsi yra jau rajone, bet o kas juos suaktyvins? Tai tas aktyvavimas labai reikalingas. Ir aš sakyčiau, kad būtent komunikacijos modelių išmanimas, komunikacijos įrankių išmanimas, kaip bendrauti su rajonų gyventojais, kaip įveikti galbūt tam tikrus institucinius barjerus, jeigu jie yra, kaip spręsti kažkokius pragmatinius klausimus. Tai yra toks svarbus žinojimas, kuriam įgauti reikalingi bent jau keletą metų. Ir dabar miestui labai svarbu neišeikvoti tą savo žinojimą, nes jau yra specialistų komanda, kuri moka bendrauti su gyventojais ir veikti kaip katalizatoriai, suburdami žmonės įvairioms veikloms. Baltijos jūros regione aktyviai plėtojama kultūrinio planavimo koncepcija. Tai yra idėja, kad miestai gali pasikliaudami iš apačios kylančiais procesais, kultūriniais pirmiausiais procesais, gali pagerinti nemažai veiksnių rajonuose ir taip pat sutaupyti savo kaip miestų resursus, pasikliaudami vietiniais resursais. Tai yra toks dalinimasis tarsi vyksta tarp miesto biudžeto ir pačių gyventojų turimų galimybių, sprendžiant tam tikrus klausimus. Prasideda nuo kultūros klausimų sprendimų, bet po to galiausiai gali perėti, sakykime, prie mažų vaikų darželio įrengimo, ar ne, kur mes jį įrengsime kartu, tai svarstyti, kas gali įsitraukti, kas kuo prisidėtų. Tai tie klausimai labai svarbus ir jie labai paprastai išsiverčia ekonominius irgi rodiklius. Tai yra miestai, kurie suprato, kad tas know-how komunikacijos, žinojimas, kaip suburti gyventojus, kaip rinkti duomenis ir išmanimas tų vietinių procesų, kad tai yra neįkainojamas dalykas, kurį būtina neišeikvoti. Tiesiog mano baimė yra, kad tas žinojimas gali būti tiesiog paleistas vėl pačiam vystytis ir tas vyks be abejo, bet labai būtų gera paimti ir tikslingai panaudoti šį resursą miesto labui. Julija. Aš kažkaip beklausydama dabar judėjau pagalvojau, kad ką dar nuveikė, ką padarė kultūros sostinė, ką irgi neįmanoma kažkaip apčiuopti ir suskaičiuoti ir vertinti, tai yra, kad pakeitė supratimą, kas yra kultūra labai bendrai. Ir tai turbūt yra susiję ir su ta komunikacija, ir susiję labai tampriai su to, kad kamuoliukas iš kultūros veikėjų, mes suorganizuosim jums koncertą, jūs ateikit, į tai, kad jūs susiorganizuokit savo koncertą, tas permetimas paveikia į tai, kad kultūra tapo suprantama labai plačiai. Tai buvo ir strateginis žingsnis, tas kultūros suvokimas kaip žmogaus veiklos lauko, o ne tik tai kaip aukštosios kultūros, ar ne. Mes neturim operos ir baleto teatrą, tai viskas, mes jau kaip ir laikinoji sostinė. Tai man atrodo, kad tas irgi kelia tam tikrą savirefleksiją, kai tu suvoki, kad bet kas yra pasiekima ir tai kaip tu valgai, tai kaip tu bendrauji, tai kaip tu veiki, tai kur tu važiuoji ir ko domiesi, irgi yra tas bendras kultūros lauko arba šiaip kultūros dalis. Ir tai būtent yra tas labai dvigubas aspektas, iš vienos pusės atsakomybę permetant, o iš kitos pusės pačią programą formuojant, neišskiriant aukštosios ir žemosios, o padarant visą kultūrą prieinamą. Aš visiškai pritarčiau, aš dar prisiminiau, kad kalbant apie tos santykius tarp bendruomenės ir miesto kaip institucijos, čia galima būtų prisiminti gal Charles Landry, autorius, kuris plėtojo ilgą laiką kūrybinio miesto koncepciją, patirtį, kai jis tam tikrų momentų ilgą laiką įgalindamas menininkus ir parodydamas politikams, kad žiūrėkit, kūrybiniai žmonės mieste tai yra katalizatoriai, kurie keičia apskritai žaidimą, įpročius naudojamus ir erdvėmis ir įgalina žmonės, jis galiausiai suprato, kad reikia vystyti kūrybinės biurokratijos idėją. Ir dabar rengia kūrybinės biurokratijos festivalius, nes iš anos pusės yra dar žmonės, kurie priima sprendimus ir reikia keisti dabar žaidimą iš kitos pusės. Tai aš galvoju, kad čia neišvengiamas yra momentas, kalbant apie tas vidinę komunikaciją, kaip su kokiamis galbūt, su kokiais klausimais gali susidurti tokie kultūriniai procesai ir bendruomenių įgalinimai, kad kažkokiu momentu toks kūrybinis sprendimas keičiant įpročius ir iš biurokratijos pusės irgi yra būtini.
Taip, ir šiandien pristatytos trys knygos, yra ta trilogija, turbūt visos metodologijos, kas yra, na, nežinau, mano akim turbūt bet kokia turbūt savivaldybė ar nevyriausybinė organizacija dirbant su bendruomenėm ir norėdama jas įtraukti, turbūt tai yra puikios instrukcijos ir patirtis aprašytos. Aš dar ne viską perverčiau, bet, na, toks vaizdas. Pakalbėkim tada apie viso to saugojimą ir kalbam apie tas kultūros sektoriaus, na, tikrai pamaitinta įvairiomis, na, tikrai turbūt nebuvo tokia Lietuvoje projekto patirtimis. Daugybė iniciatyvų gimusių šioje programoje jau įgauna kažkokį savo kūną. Festivalis Kontempo vyksta savarankiškai kaip organizacija, nežinau, daug iniciatyvų nuėjo per Kauno menininkų namus, savanoriai irgi kūrė jungtinę organizaciją, aš kaip suprantu. Tai kaip visą tai reikėtų turbūt išsaugoti, nes nori, kad tas sapnas baigtųsi ir tai būtų turbūt labai liūdna, jeigu žmonės su tokia kultūrinė patirtim nueitų dėl pragmatinių priežasčių į kitus sektorius. Ir ar esam pajėgus tai išsaugoti ir politinių turbūt lygių ir finansinių lygių? Čia visiems klausimas. Man atrodo, nėra čia galinčių atsakyti į tokį klausimą tarp mūsų, bet vėl aš tai nedramatizuoju to perėjimo į kitus sektorius, nes man atrodo, kad kuo labiau kiti sektoriai yra kultūriškai angažuoti, tuo geriau mums visiems. Ir galvoju, kad vis dėlto tas masinis, tikrai masinis kultūrinių verčių suteikimas ir edukavimas, jisai turės didžiulį poveikį dėl to, kad galbūt kažkas taps mecenatais, galbūt kažkas taps, nežinau, išradėjais ar tiesiog vartotojais tos pačios kultūros ir nuo to bendras laukas jisai tik tai kyla ir gerėja. Kitas momentas, aišku, kad sukūrus tiek daug, nes tai buvo vis dėlto nemaža investicija ir jinai visa nuėjo į minkštasias galės, sukūrus tiek daug produkcijos, jinai turbūt neturi šansų judėti toliau arba tęsti tais pačiais pajėgumais, nes bendras juk kultūros lauko finansavimas, jisai nekinta nuo to. 12 berods festivalių atsirado. Tai pridėkite tai, kas jau čia turbūt bus sekančiose diskusijose, ar ne apie tai kalba, kad, na, tu perskirstyk tos pinigus kaip nori, nuo to jų nepadaugėja, mes jos galim visai pilstyti ir skaičiuoti, bet man atrodo, tas pareikalavimas tiek iš lauko pusės, tiek iš žiūrovo pusės, kad mes norim, mums reikia, jisai yra labai svarbus, nes po to prasideda jau ir politiniai žingsniai. Man atrodo, perinam į tą politinę sferą ir kai tu turi gerą pavyzdį, kai tu turi išsilavinusi žiūrovą, reiklų žiūrovą, kai tu turi kultūros operatorių arba prodiuserį, vadybininką, kuris geba padaryti labai kokybiškus produktus, tu tiesiog privalai tai reaguoti. Ina, galbūt apie komunikacijos tą išsaugojimą, kaip tęsti tą pasakojimą. Nežinau, aš irgi šitus kelis metus ir su kolegom žurnalistais iš Vilniaus važinėjau į Kauną, kolegos fotografais kūrėm pasakojimus, kažkaip ten kalbėjomės, dalinamės mintimis. Na, iš tikrųjų, Kaunas, turbūt Kauno pasakojimas labai stipriai pasipildė, išgrinėjo kažkaip turbūt per šį laiką. Kaip taip pat to neprarasti ir kaip tai tęsti? Nežinau, aš tai ir bandysiu ir atliepti ir į tavo klausimą ir šiek tiek Julijos sureaguoti, nes aš turiu nuogąstavimų dėl to tvarumo projekto. Iš tiesų, nes man atrodo, čia yra labai daug dėmenų, nes idėjų yra daug, bet gerų idėjų yra labai mažai ir kartais mums jų reikia laukti dešimtmečius, o Kaunas Europos kultūros sostinė, manau, tikrai pasiūlė bent keletą stiprių ir svarbių idėjų, kurios tikrai privalėtų būti tęsiamos. Ir tai tikrai priklausys nuo visos kultūros politikos perkrovimo, kurio čia turbūt ir iki tol, ir iki Europos kultūros sostinės mes laukiam, ir kultūros finansavimo politikos, ir aš netgi sakyčiau tam tikrų mentalinių pokyčių, jie tikrai įvyko, bet ar neatsitiks vėl taip, kad tas suvokimas, vėl kultūros suvokimas grįš iki to, kad tai yra renginukai ir kažkokie pasilinksminimo, kad kultūros organizacijos kaip pasilinksminimo paslaugų teikėjos yra. Ir čia, man atrodo, yra labai svarbu, ar kultūra bus atsimenama tik tai reprezentacinių kalbų metu, rinkimų metu, ar iš tiesų bus ją žvelgiama kaip į vieną esminių veikėjų, kuri formuoja ir miesto, ir šalies įvaizdį. Ir jeigu kalbėti verslo terminais, tai ir yra visa ir ekonominė, ir socialinė grąža.
jeigu kalbėti apie užsienio investuotojus, jie neieško tik tai gerų finansinių sąlygų, jie pirmiausiai žiūri ir visą socialinę, kultūrinę aplinką, ką darbuotojai čia, jeigu jie atsiveža, arba čia esantis darbuotojai, ar turės galimybę kaip asmenybės augti. Tai man atrodo, labai dar turi būti padaryta namų darbų ir kažkas tikrai turi prisimti atsakomybę, kad tas projektas tęstųsi, nes tikrai miestas ir žmonės jo įgavo vėl pasitikėjimo savimi ir turi ambicijų tos projektus tęsti. Jekaterina, matau. Tiesiog svarstau irgi atsakymą į tavo užduotą klausimą, galvoju, kad jeigu mes įsivaizduojam apskritai savo socialinį lauką kaip tam tikrą tinklą, jame yra mazgai, ant kurių tikrai atsiranda daug krūvio strategavimo ir komunikacijos. Ir jeigu žmonės su savo kompetencijom, kurie jau žino, kaip strateguoti kultūrinius procesus ilgalaikiai perspektyvoje, kad žinantis, kad dalyvavimas yra labai svarbi kultūros sąlyga, dalyvavimas ne tik kaip žiūrovų, bet deleguojant kultūros kūrimo procesą ir pasitikėti žmonėm labai yra svarbu, kas labai dažnai stokojama tiesiog politikų, galbūt sprendimų priėmėjų terpė, perduoti kažkokį procesą į miestiečių rankas, į gyventojų rankas, tarsi labai daug atsiranda tokių nežinomųjų. Mes niekada iki galo nežinom, kaip kultūros operatoriai irgi mes niekada nežinom, ko baigsis galiausiai. Bet mokėti pasitikėti ir taip šiek tiek avantiūrizmo turėti. Ir taip pat mokėjimas komunikacijos, išmanimas komunikacijos. Tai yra dalykai, kurie labai reikalingi tiek savivaldybėms, tiek ten ministerijai, mūsų kultūros ministerijai, tiek kitiems mazgams, nuo kurių priklauso, mazgams kaip institucijoms, nuo kurių priklauso mūsų kultūrinio lauko tolimesnis vyksmas, o taip pat, man atrodo, glaudesnis bendradarbiavimas Lietuvoje reikalingas su vis dėlto socialinių ir sveikatos sektoriais, socialinių reikalų ir sveikatos sektoriais, nes mes žinome ir Lietuvoje yra daromi tyrimai apie tai, kaip kultūra teigiamai veikia sveikatą, mes turim puikių ilgalaikių tyrimų ligoninėse, kaip kultūra tam tikrose jau įstaigose veikia sveikatą, kaip kultūra mieste gali paveikti sveikatą, bet mes vis dar nepanaudojam šitų duomenų realiam perprogramavimui politikos. Tai glaudesnis sektorių bendradarbiavimas, sričių ministerijų glaudesnis bendradarbiavimas su svarbiausiais žmonių, kurie jau turi visą tą know-how ir žinojimą, atėjimas į tas vietas, bet aš sutinku su Ina, kai sako perkrovimas. Tu vienas atėjęs į sustabarėjusią struktūrą mažai ką gali pakeisti, tu turi ateiti su didesnė komanda. Tai čia tikrai mums reikalingas perkrovimas. Mes visi tai jaučiam tiesiog šiuo metu. Ačiū. Norėtų kreiptis į Jūs. Ar galbūt turėtumėt kažkas klausimų? Kovom? Aš taip per tą lempą nelabai matau. Aha, laukiam rankų. Na, mūsų laikas baigėsi. Aš naujo prasidėjau. Pas mus yra čia tarsi bomba tokia, rodo laiką. Ir mes nuolat matom, kaip ten laikas tas keičiasi. Keičiasi spalvos. Čia ir kultūros sostinė turbūt jautė, kad tiksi ir ne tada sprogo ir po to vėl tiksi, kada turi tai pasibaigti ir kažko tapti kitu. Jo, šiandien labai tokia įdomi nuotaika, tarsi skamba žodžiai paveldas, palikimas, paskutinė ataskaita, bet kažkaip nuotaika tokia pakili ir turbūt tai išduoda ir tai, kad gal ir pati komanda pavargo nuo tokio tikrai žygdarbio, didelio darbo ir viskas pavyko skaidriai, nebuvo kažkokių didelių krizių ir tikrai tas miesto pakilėjimas turbūt jaučiasi mumise. Ana. Hello, I'm bringing regards from Tartu, Kaunas's twin city. My name is Erni. I'm not sure if I have followed everything through the translation, but it was a very interesting conversation. The shift has happened, this is clear, but what do you think, any of you, what might be the biggest threat to this positive change? If you think about the perspective of, 3, 5, 10 years, what has happened in Kaunas and Kaunas district? Thank you.
Kažkas bandytumėte atsakyti? Kas būtų katalizatorius? Katalizatorius? Fracture? Baimės. Ai, baimės. Ai. If we speak about... Kokia kalba kalbėtų? Angliškai? Galima ir lietuviškai. Ir angliškai, ir lietuviškai. If we speak about obstacles and threats, so one of the challenges now, not only in Kaunas, elsewhere in Lithuania as well, is is a model of communication between the institutions of decision makers and people in the cities, and we are now in urgent need of finding and setting, actually not finding, because Kaunas 2022 already has found the proper tools and models and ways of communicating in both ways, with institutions and with people in the neighborhoods and in the districts, setting up long-term programs and running them. But the question is how to change this tradition of top-down decision-making. And sometimes I think that bureaucratic apparatus needs more adventurous approach, openness toward the experiments, which usually bureaucracy cannot afford because it's certain structure. But I think that's why I also mentioned Charles Landry. That's why he puts the term of creative bureaucracy. Let's learn how to be creative, even being decision makers and being strategists. Anyways, I want to congratulate you definitely for this what you have achieved, and it's really fantastic. So, thank you. Thanks. Anna? It's kind of related to Ernie's question, but I've heard a positive, gal visgi lietuviškai, nes ne, visi jau įprato. Išgirdau tokį pozityvę natą Jekaterinos balse, kad štai tokių pokyčių, kurie jau įsižiebė bendruomenėse, tų kontaktų, ryšių, gal mūsų įpročių, pasikeitusių lūkesčių renginiams, taip lengvai jau neatsuksi ir tarsi čia yra jau tas lūžis. Visgi man įdomu išgirsti galbūt dar sykį iš Jekaterinos ir iš kitų, kokias sąlygas būtinas galbūt matote, ar ko nebejotinai reikia, kad palaikyti tą projekto poveikį, va tą svarbiausią, kokį jūs, sakykime, savo įsivardėjate, kokių reikia aplinkybių, sąlygų. Kadangi jūs turėjot tiek daug skirtingų programų su skirtinga struktūra, tai kiekviena iš jų reikalauja skirtingų sąlygų. Aš labiausiai fokusavausi į tas, kurios buvo susijusios su bendruomenėm, ar ne, bendruomenės orientuotos. Tai tokiu atveju aš pabrėžčiau tą svarbą lokalaus veikimo. Tai, kas šiandien nuskambėjo ne vieną kartą, kad įvietinimas yra svarbus ir tas lokalus veikimas, atvirimas gyventojams, galimybės suprasti, kad štai net ir erdvės ir tavo paties įgūdžiai, ir tavo kaimyno įgūdžiai, ir galbūt kažkokie įrankiai, kurios turi tu ir tavo kaimynai, gali būti naudingi kuriant tą kultūrinį procesą, labai yra kaip bazė pokyčiams ir tęsimui tų pokyčių, kurie jau įvyko. Tai aš matyčiau iš tikrųjų, kad kadangi pasiteisino jūsų kuratorių, lokalių kuratorių vaidmuo, tai man atrodo, kad būtina tiesiog tęsti tą įvietintą tokį kultūros rajonuose palaikymą. Tai yra labai svarbus veiksnys socialiniai geroviai žmonių, kurie ir taip pat tų vietovių tapatumo palaikymui. Nes kiek
kiek teko girdėti pačius gyventojus kalbant apie tai, kas jau įvyko jų rajonuose ir kas tebevyko tuo metu, kai pas juos atvykdavau, tai jie kūrė labai rišlius pasakojimus apie savo vietovę ir kaip jį vystėsi. Ir tas yra labai žavu, nes tai yra pasakojimas, kuris iš jų pačių patirties, jie sutinka su to, ką jie pasakojo vieni kitiems, tai yra bendras jų pasakojimas, kuris čia ir dabar yra artikuliuojamas ir jis nusėdo tose vietovėse. Tai yra labai svarbus, tapatumo svarbi dalys. Tai aš labai už tą tokį vietintą veikimą. Nepakanka, pavyzdžiui, turėti miestams kultūros skyrių, kur tiesiog kabinete sėdė žmonės ir priima sprendimus dėl kultūros vystymo arba kultūros programų mieste, reikalingi taškiniai veikėjai. Ir man atrodo, kad kai kurie miestai Europoje, jie turi tos pavyzdžius. Pavyzdžiui, kaiminystės programa Berlyne arba Anglijos miestuose yra irgi lokalūs, tarsi seniūnaičiai, bet jie atsakingi ir už kultūrinės funkcijas taip pat palaikymą, už bendruomeninius procesus. Tai man atrodo, mes tokį modelį įvietintą, kažkaip Lietuvoje dabar mes viską stambinam iš tikrųjų institucinių požiūrių, ar ne, labai siekiama efektyviai veikti ir dėl to viskas sustambinama. O patirtis rodo, kad kaip tik priešingai efektyvus veikimas įmanomas, kai mes veikiame konkrečiose vietovėse taškinių būdų. Tai čia kažkoks desantas kuratorių galėtų būti toliau. Aš kažkaip dar norėčiau sureaguoti, kaip kalbėjot apie socialinę gerovę, atsiminiau, kaip tik neseniai skaičiau Jungtinių tautų atliktą tyrimą, kuriame buvo rašoma, kad kasdien pasaulyje 180 tūkstančių žmonių persikelia į didžiuosius pasaulio miestus ir tikėdamiesi, ieškodami to, ko jie neranda mažesnėse vietovėse. Ir čia nėra kalba tik tai apie materialinę gerovę ir geresnę infrastruktūrą, ir jie iš tikrųjų labai ieško ir tos socialinės ir palankios ir kultūrinės palankios aplinkos. Deja, paskui tame pačiame tyrime kalbama, kad gana greitai atvykus į tuos didžiosius miestus žmonėms tenka nusivilti, nes to, ko jie ieškojo, jie neranda ir patiria tai, iš tikrųjų patiria dar didesnę socialinę atskirtį, negu galėjo įsivaizduoti. Ir šiuo atveju, žinant, pavyzdžiui, ir Kauno skaičius, kaip nuo 96 ar net trečdalių Kaunas susitraukė, tai Kaunas ir kiti mažesni Europos miestai turi unikalią galimybę kurti tą socialinę gerovę, palaikyti tą įvairovę ir tai, ką Europos kultūros sostinė padarė, įdavusi tos įrankius žmonėms, tai tęsti, man atrodo, labai svarbu. Tai, o paantrinant dar ir pratęsiant ir atsakant Janos klausimą, tai aš ir pasikartosiu, bet man vis tiek atrodo labai svarbi ta įstatyminė bazė, nes vis tiek visi yra priklausomi nuo tų valstybinių injekcijų. Tai kaip atsieti tą nepriklausomybę ir toliau plėtoti tą mecenatystės tradiciją, tai tikrai reikia sutvarkyti įstatyminę bazę ir sudaryti tas sąlygas remti tą kultūrą. Aš galvoju, kad vis dėlto tokių projektų turbūt ir neviltis, ir pats didysis grožis yra tas, kad jie turi lūkesčius pačiam projektui, bet kas po projekto lūkesčių nebėra. Ir čia turbūt yra pagrindinis klausimas, ar Kaunas kaip miestas, ar kaip bendruomenė, ar kaip kažkokia kultūrinė bendruomenė sugebės savo išsikelt naujus lūkesčius, kas toliau. Nes viešosios įstaigos nebėra, ar ne, to projekto didžiojo ir lūkesčio kažkokios vilties jos nebėra, net nebėra ką kritikuoti. Ir klausimas, ar iš tos bazės, kur yra dabar, yra įmanoma sukurti kažkokį naują lūkestį ir siekti kažkokios naujos kokybės. Ir man labai patinka, kaip šiandien tas forumas yra ir užvadintas iš laikinosios ir tas klausimas yra, į ką mes einam, kur link mes judam, nes tai visada buvo vektorius, tai niekada nebuvo taškas, tai nebuvo tikslas, ar ne, pats savaime. Ir kalbant apie tas grėsmės ir lūkesčius, man atrodo, čia jau buvo ir paminėta, kad, tarkim, kažkokia gentrifikacijos grėsmė, ar ne, kad jeigu mes tikimės, kad žmonės pradės labiau vertinti paveldą ir taip toliau, staiga paveldas pabrangsta, reiškia, mes nebegalim jo įpirkti ir taip toliau, ir kad tai visada turi tas dvi pusės. Arba vėl man labai patiko tas toksai tarsi paminėtas, bet irgi neišplėtotas
neišplėtota mintis, kad kai tau trūksta resursų, labai daug jų yra kompensuojama vidiniais resursais arba žmogiškaisiais. Ir tai yra tikrai didžiulė grėsmė, kad bandant išlaikyti tą patį tempą, tą patį kultūros lygį ir taip toliau, žmonės pradės bandyti kompensuoti savo darbo, ar ne, negaudami išorinių resursų. Tu bandysi kažkaip kompensuoti, surinkti, gal tu gali kažką nemokamai, ar ne, ir taip toliau, ir mes čia susitarsim. Tai, man atrodo, irgi išlaikyti tą tokį orų vis tiek suvokimą, kad, profesionali kultūra jinai kainuoja, kad kokybė jinai kainuoja, kad už tai reikia mokėti ir kad jeigu yra poreikis ir jeigu yra galimybės ir yra pasitikėjimas, apie ką irgi buvo kalbama, tai turi būti plėtojama, tęsiama, nes tai yra mūsų visų gerovės dalis. Tiesiog. Man dar atgal net klausimą tokį, beklausant, susiformulavo jūsų komanda, vis tiek esat tinklas ir dabar man klausimas, ar jūs matote savo tinklo tolimesnį gyvenimą kaip tokia aktyviai palaikoma tinklą, kai jūs reguliariai susitinkat, ar tiesiog tas tinklas egzistuoja karts nuo karto aktyvuojamas tam tikromis progomis, kaip jūs toliau matote savo ryšius, kaip jie veikia dabar ir kaip matot, kad veiks ateityje? Klausimas tikrai labai į tašką. Tai pagiriant iš tikrųjų tą mūsų bendruomeniškumo praktiką, ne tik tais lūkesčius, daugelis Kauno kultūros organizacijų viena paskui kitą organizuoja kultūros pusryčius, pavyzdžiui, kartą į mėnesį. Susitinka ten tikrai po 20-15 kartais ir daugiau kultūros organizacijos atstovų, keičiasi paprastą informaciją, ką veiks šį mėnesį arba kas įvyko, pasidžiaugia leidinius vieni kitiems atneša, parodo. Ir tai yra jau tam tikra tradicija, kuri veikia šalia už Europos kultūros sostinės ribų ir tinklelio, arba, pavyzdžiui, Nacionalinis dramos teatras dar vasarį sušaukė tokį neformalų forumą, būtent su programos dalyviais, patys organizavo ir diskutavo tomis temomis ir Tadas Šarūnas buvo su jais. Specialiai aš nejau, kad nebūtų tam tikro nesmagumo kalbėti taip, kaip galvojama yra. Tai irgi parodo poreikį vėl būti kartu ir šiandieną tas giminės susitikimas mūsų kaip šeimos balius, toksai visi susirinkę, tikrai džiaugiamės vieni kitais, bet dar ką labai noriu pasakyti, kad vienas iš VŠI Kaunas 202 steigėjų, Kultūros Tempo akademija, tokia asociacija, iki šiol buvusi neskaitlinga, bet tų žmonių, kurie parengė paraišką, tai uždarius VŠI Kaunas 202 šitą asociaciją kviečia visus, kurie tęsia programas, turi šitą patirtį jungtis ir būti nevyriausybinėme jau dabar sektoriuje, bet jinai irgi yra tam, kad palaikytume tinklus, vieni kitus rekomenduotume, komandiruotume kažkur į kitas Europos kultūros sostinės, inicijuotume tinklinimosi ir dalinimosi patirtimi veiklas ir būtume kontaktinis juridinis vienetas, kai mūsų ieškos kitos Europos kultūros sostinės. Tai va toks garsus anonsas, bet kolegams, bičiuliams ir partneriams šitą informaciją irgi atsiųsime spalio mėnesį. Tai ačiū labai, jau laikrodis tuoj antrą kartą keis spalvas. Aš noriu padėkoti, kad buvot čia ir gero likusio forumo ir ačiū pašnekovam.